Sveiki, gyvi ir ačiū, kad esate kartu. Eteryje laida Krepšinio savaitė. Šiandien laidą pradėsime nuo Vilniaus Ryto reikalų. Sostinės krepšininkai iškovojo labai svarbią pergalę Čempionų lygoje vasario 10-ąją po to, kai išvykoje 106-98 palaužė Holodo Hapoel ekipą. Nugalėtojais į priekį vedė 3 žaidėjai. Jordanas Walkeris pelnė 27 taškus, Ignas Sargiūnas taip pat pelnė 27. Jerikas Hardingas prie pergalės prisidėjo surinkęs 23 taškus. Per likusias 2 rungtynes klupti Vilniečiai neturi teisės. Tiesa, lemiamų akistatų teks palaukti. Jos vyks kovo mėnesį po nacionalinių taurių ir rinktinių pertraukos. O dabar keliaujame į Europos taurės turnyrą, kurį pabaigė abi Lietuvos komandos. Klaipėdoje Neptūnas po atkaklios kovos 86-91 pralaimėjo Stambulo Bašikešir krepšininkams ir taip atsisveikino su Europos taure. Neptūnas A grupėje užėmė 8-ąją vietą. Paskutinėse rungtynėse dėl smulkių traumų Neptūnui nepadėjo Donatas Starolis ir Richardas Slobaš, o rezultatyviausiai rungtyniavo 20 taškus surinkęs Mindaugas Gelčiūnas ir 16 pridėjęs Harisonas Lyri. Priminsime, kad pirmasis tarpusio rungtynės Stambule Neptūnas laimėjo 15 taškų skirtumu. Tuo metu Panevėžio Lietkabelis išvyko į Londoną ir ten žaidė paskutinės tarptautinės sezono rungtynės. Panevėžio komanda paskutinėse Europos taurės sezono rungtynėse 66-58 palaužė Tautvydo Sabonio treniruojamą Lions ekipą ir iškovojo 5-ąją pergalę. Lietuvoje vykusį tarpusio susitikimą Lions laimėjo 13 taškų, todėl panevėžiečiai galutinėje B grupės rikiuotėje liko už jų nugaros 9-oje vietoje. Lietkabeliui 20 taškų šioje dvikovoje pelnė Džabelas Morisas, o 18 pridėjo Kristianas Kiulibaja. Panevėžiečiai tarptautinėje arenoje Europos taurės grupės etapo neįveikė 3 sezoną paeiliui. Na, o laidą pabaigsime vaizdais iš Kauno Žalgirio arenos, kur svarbią pergalę lygoje įsirašė Žalgirio krepšininkai. Rungtynėse, kurias jau 33 kartą iš eilės stebėjo pilnutėlė Žalgirio arena, 3 kėlinius nė viena komanda nebuvo susikrovusi dviženklės persvaros. Nors didesnę laiko dalį pirmavo Kauno Žalgirio ekipa. Leptinga tapo 4-ojo kėlinio atkarpa, kurioje Modulo, Silveno Francisko ir sužvėrėjusio Moses Araito metimai kauniečiams leido atitrūkti. O likus 4 minutėms buvo susikrautas rekordinis pranašumas 85-73, kurio kauniečiai jau neišvaistė. Galutinis dvikovos rezultatas 93-82 paskelbė 16-ąją kauniečių pergalę Eurolygoje. O Mosesas Raitas šioje dvikovoje pagerino asmeninius taškų ir naudingumo balų rekordus. Jis pelnė 25 taškus ir sukaupė 34 naudingumo balus. Toks jo pasirodymas jam leido tapti Eurolygos turo naudingiausiu žaidėju. Raitas antrasis žalgirietis šį sezoną tapęs Eurolygos turo MVP. 7-ame ture tokio pat pripažinimo buvo sulaukęs ir Silvenas Francisko, tame ture surinkęs 35 naudingumo balus. Taigi kauniečiai į pertrauką Eurolygoje keliauja geros nuotaikos, o kitas rungtynes Lietuvos čempionai čia žais vasario 25-ąją namuose su Pirėjo Olympiakos. O kitoje krepšinio savaitės laidoje mes pakalbėsime apie Žalgirio ir dar 3 komandų pasirodymą Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtį. Iki pasimatymo.